Noriu trumpą pristatymą apie montavimo būdą, apie kurį beveik nesam kalbėję ir minėję. Tai kadangi šiais metais turėsim daugiau egzotinių rūšių lentų, tai svarbu pakalbėti apie tai, kad dauguma tų lentų bus be įfrezavimų, bet kaip visada noris padaryti gražiai, be matomų varžtų per viršų. Kai kurios rūšys yra ypatingai stiprios, tai pavyzdžiui toks tvirtinimas kaip kamo ir šoninis varžtas yra šiek tiek pavojingas dėl to, kad varžtus gali nutraukyti. Kitas būdas yra, pavyzdžiui, tokios kaladėlės, jos būna plastikinės arba metalinės, tai reiškia apverčiat lentą, pastato tą kaladėlę, čia prisukat iš apačios, apverčiat vėl taip ir prisukat prie karkaso. Toks darbas yra labai imlus laikui. Ir yra dar vienas būdas, naudojant kampų sujungimo frezą. Iš vienos pusės atrodo, kad daug laiko tai užtruktų, iš kitos pusės tikrai labai greitas tarpas. Ką daro kampų sujungimo freza, tai įpjauna tokį mėnuliuką ir tokiu atveju galėtų naudoti ypač greitą kamo klipsų montavimo būdą. Tai jeigu taip trumpai parodžius, kaip tai vyksta, va, pristatoma. Tikrai greitai pjaunasi, įrankis tam skirtas ir greitai veikia. Va, viskas. Klipsas įstatytas. Ką svarbu paminėti, kad tas įrankis tikrai nėra brangus ir jeigu mes imsim paprastesnio brendo, vertinant, kad mes nesam baldininkai, kam originaliai tas įrankis sukurtas, o kad reikia kartais panaudoti terasui, tai jis gali kainuoti tarp 50–100 eurų, paprastesnio brendo ir arba išnuomosit jį iki 30. Kaip sakyti, ne karvė kainuoja, o savo darbą padarys ir ganėtinai greitai sumontuosit lentas be matomų varžtų.